pradėti. Čia mūsų radio šou, muzikinis kanalas eteriuje. Sveiki visi, kurie dabar įsijungia savo televizorius. Kągi, turime eteriuje muzikinį kanalą radio šou. Tai žinios, naujienų srautas, informacija iš visos Lietuvos. O taip pat matysite rubrikas, gyvas pasirodymas bus. Lovoje bus su žvaigždė. Ir taip pat matysite naujienas iš Lietuvos ir užsienio, kurias paruošė mūsų kolega Filadelfijos. Taip pat bus prizai, konkursai, įdomybės, pasaulio margumynai, telefoną matote. Kol kas klipukas. Na kągi, džiaugiamės labai gerą vasarinių vasaros nuotaiką. Prie jūros daugelis turbūt yra pabuvę, taip pat pliaže pasideginę. Kągi, na, o dabar pamatę šį šaunų klipuką, dažnam kyla klausimas, ką dabar šita grupė veikia šiuo metu. Telefoną matote, prizai yra dvi kasetės. Viena šitos grupės, kita šitos irgi tos pačios grupės. Telefoną matote, na, o kągi, prisiminkime tokį paprastą dalyką. Kada išsiskyrė tik Viat, iš karto jų nišą užpildė kitą grupę, kuri kitaip negu tik Viat buvo padaryta iš merginų. Tai Spice Girls. Kągi, pažiūrėsime jų klipuką po pertraukėlės, o dabar galiu pasakyti, kad Didžioji Britanijoje yra kilusi tikra isterija dėl šios penkeriukės. Telefoną matote, paaugliai žudosi, mėgdžioja dainininkės, labiausiai mėgdžioja Sporty Spice. Telefoną matote. Prizai, dar kartą primenu, eilinį kartą, kaip jau minėjau, kągi prizus įsteigė uždaroji akcinė bendrovė Česloda. Tai yra grupių Spice Girls kasetė išleista Česlo audio. Klipas. Svečiuojamės Vilniuje,
autorinių teisių agentūroje pas poną Albiną ir toks klausimas būtų, na, kaip yra saugomos autoriaus teisės gerbiamos radio šou Lietuvoje? Na, kaip saugomos? Labą dieną. Autoriaus teisės Lietuvoje nesaugomos niekaip. Kam reikalinga mūsų organizacija, nežino niekas, net aš. Mes esame klaunų gauja ir vargu bau, ar yra iš mumi kokia nauda. Bet vis tiek jūs pats ir muziką klausot, ir sūnus jūsų galbūt atsineša kokią šitą, tai vadinamą kasetę, pavyzdžiui, mano firmos leistą. Kaip jūs, pavyzdžiui, dabar apginsite tokią Spice Girls, kurį už jūrų marių, nu, pavyzdžiui, tokios mano firmos, kur gali išleisti kasetę ir nei šuo nesulos, ar kompaktinį diską už 13 litų atspausti? Na, tos kasetės mes anksčiau vadindavom plokštelėmis, dabar tie mados vėjai, kasetės. O koks klausimas buvo? Koks klausimas buvo? Ko jūs mane gaišinat? Aš turiu darbų, Taigi, tęsime mūsų muzikinį radio šou kanalą. Kaip jau minėjau, studijoje svečiuojasi paslovi grupė. Šiandien grupė, kuri vadinasi radio šou. Sveiki, vaikinai. Sveikas. Hai. Labas. Hello. Kaip nuotaikos, a? Fainai. Žinok, fainai. Įrašėm naują kompaktą. Džiaugsmo turim dabar, kaip sakant, galbūt plačiau čia grupės lyderis papasakos, Zbignevas. Nu, в общем, Klausykās. Kokie faini žmonės. Taip ir matau jūs kitam ekraną gilė. Nu, džiaugiausiai, kad paskutiniam koncerte buvote visi su mumi, ne, Česlas, говори. Šitas gerai sekėsi, nes koncertas Vingio parke pavyko. Nu, sugrojom, skaitau, neblogai. Sugrojom penkitų skaitau. Nes, nu, dabar suprantat, įrašėm naują albumą, atsisakė šitos skaitmeninės technikos, nes visas pasaulis grįžta vėl prie analogo, kaip sakant. Taip, vat apie ką ir norėjau pašnekėti. Aš grupės gitaristas Bronius. Dabar tas skaitmeninis, reiškia, dalykas pasaulyje jau tapo nepopuliaru. Dabar populiaru yra su senovinėm juostom. Nu, pas mane dabar lempiniai stiprintuvai visi yra. Tai aš jau negaliu pakęsti. Gamtoj tokių garsų nėra. Visas radio show grupės albumas yra šitas analoginiu būdu vėl į juostas ir po to per tam tikrą konverterį vėl vertėm į skaitmeninį ir skaitmeninio vėl atgal į juostą rašėm. Aš netgi girdėjau tokius dalykus, kad Amerikoj visi seni magnetofonai, kur 9 greičių, 4, 2 netgi greičių, vėl grįžta į madą. Yra vienas toks magnetofonas, kaip Elfa, va tokios klasės, kainuoja nei daugiau, nei mažiau, nei pasikėsite, $1000. Tai va, įrašėm šitą albumėlį, nu nežinau, labai pavykęs, gavosi labai gerai, nes žymus prodiuseriai su juo dirbo, turėjom studijoje daug vargo. Bet vis dėlto, sakykit, Valentinai, vat iš tikrųjų dabar daugelis skambina, teiraujasi, vis dėlto, kaip yra tas jūsų, vat anksčiau jūs grojote lyg tai metalą, ar tai popsą, ar galima, matau, jau šypsotės, ar galima daugelis klausytų iš tikrųjų, kaip jau minėjau, kadangi nes anksčiau vis dėlto, bet tačiau dabar, vat kai iš tikrųjų telefoną matote, vat kai jūs dabar, ar galima maišyti tą popsą, roką su džiansu, ar galima maišyti? Vat jūsų nuomonė kokia, nes labai daug kas skambina teiraujasi, kas čia dabar yra. Na, atsakysi, gal Česlovas gal atsakys, grupės bosistas, na. Madinga buvo, aišku, gal popsą, anksčiau mes darėm šokių muziką daugiau linkom. Bet vis tiek rokas jis grįžo ir kaip su visais Oasis šitom grupėm, nu tai mes nusprendėm groti roką. Kas čia bus, jeigu suplaksi roką su densu dabar į vieną krūvą? Aš skaitau šitaip, в общем,
iš ACDC kilnaičių mumis jau išaugame ir dabar bandom užsimauti Apollo 440. Kokiai ten grupė tau patinkas? Nu, šitą daugiau kūryboje atsižvelgiam į visų stilių sintezę, tik negrojam popso. Vaikinai, turiu jums tokį surprizą dabar. Žinot, pas mus yra rubrika muzikiniam kanale tokia, kad apie kiekvieną grupę pasisako kas nors iš žinomų žmonių, tarkim, kritikų šiuo atveju būtų. Ir dabar turim muzikos kritiką Albiną, tik nesupykit, čia viskas yra tiesiai šviesiai pasakyta. Jungiam magnetofoną. Nu kas, grupė radio šou. Nu, tai tarsi bitlai kokie tai. Nu, aš dėstau muzikos akademijoje, pavyzdžiui. Ir studentai dažnai klausia manęs, kaip čia yra dabar, kad radio šou išleidžia antrą kasetę. Nu ką aš, nežinau. Tai buvo labai žymus muzikos žinovas Albinas ir ką aš pagalvotume, pasakytumėt apie jo tą nuomonę, nes iš tikrųjų daug kas teiraujasi, skambina, prizus matotės, telefonas, viskas, nes iš tikrųjų, tačiau kaip minėjau, bet... Nu, žinai, taip, sakykit. Žinai, prisimink, kokio šaly gyveni ir kokie čia žmonės gyveno. Nu, mes visą laiką orientavomės į pinigus, nu, ačiū Dievui, galime dabar jau, kaip sakant, ir leisti savo eksperimentams. Radio Show! Radio Show! Žadėtojai mūsų konkurso dalis. Telefoną matote ir pirmas skambutis. Alio, labas rytas, vakaras, kaip jūs mumi girdite? Ne, čia muzikinis kanalas Radio Show, tai labai įdėmiai jūsų klausome, tai prašom. Nuskambėjęs buvo toks klausimas pas mūsų muzikiniam kanale. Ką labiausiai mėgsta grupės Radio Show nariai iš maisto? Kokį maistą labiausiai? Ką labiausiai mėgsta valgyti? Nu, maistas koks, kaip jau minėjau. Kągi? Kaip, ką tu čia nesi? Ką aš mėgstu valgyti? Kaip jūs šiandien, kaip jūs dabar, ką jūs dabar veikiate? Žiūriu televizorių, ką čia daugiau, telefonų kalbu. Toks su pašmaikštavimo atsakymas yra. Tu valstietis žodžio kišenėje neieško. Ar esate buvęs kokiam nors grupės Radio Show koncerte, nes kaip minėjau, šitą grupę yra... Alio, taip. Nebuvau. Kągi, jums priklauso dabar šis šaunus prizas, šitą kasetę, kurią išleido firma Česlaudio, grupės Radio Show kasetę, kurį ką tik išėjo. Geriau duoti 15 litų. Kągi, pasižiūrėjome klipą, manau, kad tikrai jums pakėlė rytinę, kaip sakant, vakarinę dvasią, ypatingai tas priedainis, kur na, nu, kaip sakant, mes keičiam, verčiam laidos puslapį, Filadelfijos ir info. Sveiki. Kągi, šį savaitę nepasiekstėjo renginių, ypatingai geležinėme kablyje Vilniuje, Sereikiškių parke, taip pat ir keletas naujienų iš vakarų pasaulio gyvenimo. Vienas Australijos gyventojas nusipirko visas Paul McCartney'o gitaras, sumokėjęs Sotbe aukcione 9 milijonus svarų sterlingų. Taip pat vienas Kanados gyventojas, norėjęs išlikti nežinomas, nusipirko iš Yoko Ono vilą, kurioje Johnas Lennonas gyveno 30 savo paskutiniuosius metus Long Islande ir buvo pašautas žudiko Chapmano. Keletas naujienų iš naujesnių. Spice Girls merginos sukėlė tokį furorą ir psichozę Londono Piccadilly cirkuse, kad merginos su savo barchatiniais balsais sudainavusios dainą Mama I Love You, žmonės klykė iš pasitenkinimo net 2 valandas. Kągi, prieš mėnesį jau nepilną Estijoje įvyko nesėkmingas festivalis Rock Summer, bet apie tai plačiau mūsų korespondentas Dujaukė Kiulemäe. Tästä patriottuutta Kiulemäes, estisko meste taattu. Si vasara nepatikskėjo saulėtos nuotaikos, gerų dainų ir geros nuotaikos. Tačiau sutrikusios grupės nebuvo pačių ryškiausių ryškumo svaistės, net pačiavo taptikams iš Švedijos. Taip pat net važiavo kitos kelios grupės, tačiau festivalio
ačiū tau, Filadelfija, už info rubriką. Kągi, grįžtame čia į studiją pas mus ir grupės nariai. Radio Show. Kas? Radio Show nariai grupės. Pavadinimą pamiršau. Taip, grupės Radio Show nariai. Sakykit, vaikinai, va dažnai Lietuvoje yra grojama ant fonogramos, taip vadinama fanera varoma, haltūra, ne? Ot, sakykit, ar jūs patys, ar gyvai grojat, ar su tą vadinamą dalinę fonogramą, ar kaip, ar visai su fonograma, ar kaip čia pasakyti? Mūsų grupės koncepcija, kad visą laiką gyvai reikia groti ir mes jau daug kartų gyvo garso kasetės esame išleidę bent 4. Ant plak, jeigu girdėjau tokią kasetę. Ir šitas... Dabar jau, kaip sakant, jeigu norit įsitikinti, vat grupės narys, kur mūsų tyliausias. Man jau kilo dabar toks, reiškia, sakykim, dabar jūs sėdė čia su juo, ne? Vat visi, tarkim, ar jūs galėtumėte... Kaip sakykime muzikantai. O dabar, ištraukiam gitarą, Filadelfija padėjo gitarą, ir staigiai duotam gitarą, ir tas tyliausias jūsų grupės narys, Igoris, atrodo, ar jis pačius, kiek žinau... Jis kalbėdžiu lietuviškai nemoka, todėl dažniausiai ir tyli mūsų grupė. Igor, sigrai, nebuvo. O, štai gitarą, pavyzdžiui, pagrokit ką nors. Подожди. Играть? Раз, два, три, поехали! Попадь! Ножиком подрежем, перлышко под горлышко. Да, подходи, народ мой, отгород. Булгарская рулетка, американское спортлото. Раз, два, резины, поехали! Эх, перлышком под горлышко в Одессе. Все. Jau seniausiai radio show sklando tokie gandai, kad susitokė Albinas su Zbignevu, savo santuoką įregistravę Danijoje. Ir kaip sakant, šį kartą rubrikoje Lovoje su Albinu ir Zbignevu. Kągi vyrai, kągi jums gyvenime reiškia seksas? Nu, man seksas yra, kaip čia pasakęs, seksas. В общем, man-то идите, далее ужим сексу gyvenime. Albinas pasislino biškai šitą вот. Ką Albinas galvoja, aš nežinau šitą klausimą. Čia mes, aišku, pajuokavom dėl šitas santykas, bet mes patys nustebome, kad visa Lietuva patikėjo, kad mes susitokėme būti. Ir žmonės klausimo, jis tikrai susitokė, ne? В общем, поговорим, начинается метас šitas krūtas bairis, в общем. Pažiūrėkit, brangūs žiūrovai, išaiškėjo tam tikrą apgavystę. Ir toks klausimas, o kaip sureagavo Albinas, nes vis dėlto tokio garbaus amžiaus žmogui kažkaip tai gal ir nepadaru tokius juokus krėst. Tai, kad aš niekaip nesureagavau. A man iš viso tas pats, už ko užsiženyti ir kokioj grupėj groti. Kągi, grįžtame iš studiją, ačiū Česlavai už rubriką Lovoje. Ir kaip minėjau, šio vakaro siurprizas. Grupė Radio Show jau porepetavo ir jau pasiruošusi gerai pagroti pas mus čia studijoje Lapėse, didžioji mūsų studijoje, ir dabar matome vyrai jau susirinkusi publiką ir, ką, pradėsim turbūt. Česlavas, ką galvoji? Kągi, su koncertu ir baigėsi mūsų laida, susitiksime kitą kartą. Susitiksime alaus ir rūkytų ūlių. Į jūros bangas mus išplaus. Nesusuks čia lietuvių. Pučia vėjas iš pietų, gera būti čia kartu. Su draugais ir nedraugais susitaikom vakarais. Leidžia saulė už pušų, skęsta jūroj pamažu. Nors ir nuo į ką gera, viskas baigėsi deja. Neliūdėk tu paryčiais,
dar prieš vidurio pabūsim. Su turistais, pokyčiais, Nidos kopuose užsnūsim. Guitar solo, Česlovas. Česlovas groja gitara. Nuskambėjo gitara, Sulig vakaro žara. rytoj skirstysis draugai. Pailsėjom čia gerai. Paskutinis štai minutės, iki ryto netoli. Užsiklausyk pakaldručia, Nes nuleist jau negali. Trys, keturi.